Sveiki visi Kobra TV žiūrovai, laikas KTU savaitei. Ačiū, kad esate kartu. Kauno technologijos universitetas pradėjo bendradarbiavimą su Lino Kleizos paramos ir labdaros fondu. Vaikų globos namų auklėtiniai turės galimybę lankyti paskaitas mūsų universitete. Išeinantis į savarankišką gyvenimą vaikų globos namų auklėtiniai gauna beveik 10 000 litų. Iš pirmo žvilgsnio tai tikrai nemaži pinigai. Tačiau specialistai teigia, jog vaikų globos namuose užaugę jaunuoliai pinigų teisingai leisti nemoka ir pritapti visuomenėje jiems tikrai sunku. Mes vaikus taip pat rengiam savarankiškam gyvenimui ir atrodo aiškinam, kaip reikia tausoti pinigėlius, kaip tausoti inventorių, kaip įsikurti būstą, kaip dirbti, savarankiškai stengtis gyventi. Tačiau trūksta be abejo atsakomybės, požiūrio dar į savarankišką gyvenimą, kaip jį pradėti. Galbūt pasitaiko gyvenime ir prasileidimo, truputėlį trūksta tokio rimtesnio, atsakingesnio požiūrio, pagrinde, su kuo mes susidurėme. Lino Kleizos labdaros ir paramos fondas siekia padėti vaikų globos namų auklėtiniams integruotis visuomenėje, motyvuoti juos nuosekliai ir kryptingai dalyvauti kuriant savo ateitį, bei padėti tvarkyti finansus. Šitą projektą, kur mes pristatom ugdymo centras, tai bus susijęs su vaikų ugdymu, duoda supratimą jam apie darbą, apie skirtingas specialybės, tai esu labai dėkingas, kad prisidėjo ir Kauno technologijos, vis tiek turbūt nėra geresnio universiteto, kas supranta apie ekonomiką ir tuos visus dalykus, tai yra labai smagu. Šitas projektas tęsis ilgai, bus važinėjama po visus vaikų namus, vedamos paskaitos, po to supažindinami su visais darbais ir mūsų paskaičiavimais turėtų apgulėti apie 400 vaikų nuo 14 iki 16 metų. Aš visada norėjau ir noriu, kad pas mus būtų pilietinė visuomenė. O tai yra dalis mūsų visuomenės, netokia maža. Ir jeigu mes sugebėsim tą projektą tvarkingai vykdyti iki galo, tai bus toks kaip pilotinis projektas ir mes ateityje galim dar daugiau tokių projektų daryti. Taip, kad tie dalykai yra labai gražus, kaip sakiau, gal nematerialiniai dalykai yra svarbiausia, dvasiniai dalykai. O tai ir yra bendravimas, dvasiškumas, artumas. To reikia labiausiai šitiems globos namų vaikams. Kauno technologijos universitete jau nuo šiandien 14-16 metų jaunuoliams iš vaikų globos namų bus vedamos paskaitos temomis, ar mokame tinkamai naudoti pinigus, kodėl žmonėms reikia dirbti. Planuojama, kad šiame projekte sudalyvaus apie 400 vaikų. Sukčiavimo atveju universitete tai vis dažniau pasikartojantis reiškinys. Dėstytojų papirkinėjimas, nusirašinėjimas atsiskaitimų metu tai keli iš daugelio akademinio nesąžiningumo bruožų. Reportaže apie tai kalba patys studentai. Studijos reikalauja didelės atsakomybės bei pasiryžimo įsisavinti nemažą kiekį paskaitose teikiamos informacijos. Deja, atėjus atsiskaitimų metui, pasitaiko atveju, kai viskam prisiminti pritrūksta dėmesio, o gal ir laiko. Paklausime mūsų studentų, kas jų nuomonė yra akademinis nesąžiningumas. Akademinis nesąžiningumas tai yra darbų pirkimas, pardavinėjimas, taip pat nusirašinėjimas atsiskaitimų metu. Tai vyksta dėl to, kad studentams sunku išmokti tą medžiagą, kurią duoda dėstytojas, ir tiesiog tai yra lengvesnis būdas. Kodėl? Dėl to, nes jie tiesiog nesimoko ir nori. Jie nesimoko tam, kad išmoktų kažką, jie studijuoja tik dėl diplomo, dėl to nusirašinėja. Kodėl atsitinka tokia situacija, kad studijuojama tik dėl diplomo? Nes jiem tik to reikia, jie nesiekia kažko išmokti, nesiekia savęs tobulinti, jie tiesiog galvoja, kad turės diplomą ir turės darbą gerą. Manau, didžiausia problema yra, kai žmonės nusirašinėja su ausinėmis. Jiem viską diktuoja egzaminų metu, pavyzdžiui, ir jie viską parašo žodį su žodį, patys net nesuprasdami. Tai aš manau, kad turėtų būti kiekviename fakultete priemonės, kurios blokuoja ir telefonus, ir racijas visas, ir tai būtų, manau, efektyviausia. Taigi, akademinis sukčiavimas pirmiausia nesąžiningumas kitų atžvilgių, bent taip teigia patys studentai. O kaip spręsti šią problemą patartų studentiško gyvenimo nepatyrę moksleiviai? Sudėtingas klausimas, iš tikrųjų, nežinau, galbūt kažkokias edukacinės paskaitas moksleiviam apie nusirašinėjimą, nesąžiningumą ir taip toliau pravesti, kad išaiškinti, dėl ko jiems tai yra negerai ir panašiai. O pats eitumėte tokią paskaitą? Tai jei privaloma būtų, tai jo, ir šiaip galbūt būtų visai įdomu.
Na, o kol nėra tokių paskaitų ir nesikeičia situacija, belieka palinkėti studentams kantrybės, bei kartais nepatingėti įsisavinti tikrai vertingų žinių. Na ir dar viena tema. Doktorantūros studijų finansavimą valstybė vis mažina, tačiau doktorantų skaičius nemažėja, o didėja. Plačiau apie tai Karolinos reportaže. Doktorantūros studijos tampa vis labiau integruotos. Nuo šiol studentai doktorantūros studijas gali atlikti ne viename universitete. Laboratorinius bei mokslinius darbus ir tyrimus bus galima atlikti kelių universitetų laboratorijose ar mokslo centruose. Tai atsispindės ir daktaro diplome. Yra priimtas sprendimas, kad pasirašys 2 asmenys. Tai yra tos institucijos, kur doktorantūra yra atlikta, ir gynimo komiteto pirmininkas. Atsirado galimybė į doktorantūros procesą jungti ne tik Lietuvos aukštąsias mokyklas, bet ir užsienio universitetus. Tačiau kitų šalių universitetai šiame procese vaidina tik partnerio vaidmenį. Doktorantai stoja per lietuviškus universitetus į tą doktorantūrą, o ginasi ir dirba darbus kartu su tų užsienio universitetų profesoriais. Valstybės skiriamos lėšos doktorantūros studijoms kasmet mažėja, tačiau doktorantų skaičius auga. Universitetų vadovai teigia, kad tai neturėtų paliesti tiek doktoranto, tiek doktorantūros kokybės. Jeigu už tą pačią sumą, kuri skirta 3 doktorantam, norim parengti 4, kas tada atsitiks, tada profesoriai, kurie dirba su doktorantais, kurie yra vadovai, kurie yra ekspertai, jie gaus tiesiog mažesnį atlyginimą. Neliečiama yra doktoranto stipendija ir jokių būdų neliečiami pinigai, kurie skirti doktorantūros procesui. Tai yra, jeigu tai yra chemija, sakykime, reagentams įsigyti ar ten kompensuoti kelionės išlaidas į tarptautinę konferenciją. Kauno technologijos universitetas ir Kauno technologijos universitetas su partneriais turi teisę doktorantūros studijoms 4 mokslų sritims – humanitarinių, socialinių, fizinių ir technologinių mokslų sritims. Šiuo metu KTU yra 400 doktorantų. Šiandien laidoje viskas. Primename, jog nuo šiol Kobra TV transliuojama ir internete. Iki greito pasimatymo po savaitės.